Dėmesio, teismo nuosprendis. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu, už įvykdytą nusikaltimą jums skiriama 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Byla baigta. Palauk, kokia čia byla baigta, aš nesupratau. Ką aš čia dabar sėdėsiu 3 metus? Nesąmonė, briedas kažkoks. Ką aš čia šneka dabar? Gerai. Mes jums galime pasiūlyti kalėti išsisėdėtinai. O, čia dabar kaip? Supraskite. Jūs dabar sėdėsite 3 metus po 12 mėnesių, taip? Aha. Galite sėdėti 6 metus po 6 mėnesius, 12 metų po 3 mėnesius arba 24 metus po 1,5 mėnesio, kas yra 6 savaitės per metus. Va, šitas paskutinis variantas man limpa, gerai. Va šitą va. Gerai. Duokite savo pasą ir mes įforminsime išsisėdėjimo dokumentus. Palaukite, kokį pasą? Jūsgi kada žmogų areštuojate, atimat visus dokumentus. Pasą irgi atimat. Aš neturiu paso. Kągi, nėra paso, nėra kredito. Byla baigta.